Taigi Gelgaudiškio pagalbinės destrukcija žvelgia. Nerūpi policijai. Jis sako, jinai turi rūpintis juos visus ir reiškia psichologiškai išgydyti. O aš sakau, ne, aš nesiruošiu gydyti. Jokių Gelgaudiškių. Policija užsiimk darbą, užteks miegoti. Ar reikia dirbsi? Destrukcija viešas, šitas reiškia grasinimas ir gyrimasis išprievartavimais, diskriminacija, vadinant mane arabė, tai yra žaidžia mano lietuvis Danijos pilietybę. Supranti, tu šiukšlinių bomžai iš Gelgaudiškio pagalbinė. Elementariai sakau, ne žydų, o fantazijai, seksualiniai, urodstva apie mane.